Putikas. Vau, saulė išlindo. Yeah. Belė kiek senai nesėdėjus aš atmoco. Bet visados, blemba, baigi darbus ir pradeda lyt. Būna nuostabus gražus oras, baigi darbus ir lietus. Tai dabar jau visiškai apsiniaukę. Išvariau tokią babank. Ir varant iš garažo dar išlindo saulytė. Nice! Nors tiek gėrio. Nors tiek gėrio. Nežinau, kur važiuoju, bet reikia tiesiog. Yra penktadienio vakaras. Neatsirado jokių planų. Nu, ką aš žiūrėsim vakare. Bet kol ką aš nežiūrim, tol reikia prasiliek biškį. Nors paskutinį kartą išvažiavus turbūt vos nebuvo karabum. Bum, bum, bum. Bet noro važiuoti nepraradau. Tiesiog reikia nežioplinėt. Ir galbūt tai yra prieš paskutinis mano važiavimas, nes reiks žiemot palikt. O žiemos mocos turbūt ne Šiauliuose. Tai reikia tikėtis, kad pavasaris bus ankstyvas ir bus galima atsivaryti mocą. Matysim, kaip kitas sezonas. Tai va, nežinau, kur nuvažiuot, ką nuveikt. Dar nėra tų tokių raudonų lapų. Tikėjaus, kad važinėsiu, kol lapai paraudonuos ir turėsiu gražių vaizdų. Bet nu ką, yra kaip yra. Norėčiau kokią nors medžių alėją. Galvojau, gal iki Gružių paliek dar prie tų dvarų. Bet kad blemba vėlų biškelį, jau po 6. Dabar 8 yra visiškai tamsa. Gal nerizikuot. Ypač, kad išvažiavau po kėdukų. Kojas biški šalusi čia. Tik užsėdus ant moco galvoju, gal reikėjo vis dėlto ilgų kojinių. Bet jau po visko. Reikia degalų dar užspilt prieš garažą. O dabar ką? Pasukiausiu aplink miestą kažkur. Be plano. Tiesiog reikia biškelį prasjudint. Nors aš visą dieną judu plušu. Bet reikia bėgis pamėtyt. Aš darbe su automatu. Blemo, kaip greit priprantama prie automato. Numaškės automato. Pavažinėjau aš beveik 2 savaitės su automatu. Po darbo įsėdu į savo maškę ir automatu, matau, nenori mes bėgę. Ai, juokas į mane galiu. O aš šiaip buvau visada už mechaną. Nu ir dabar esu. Bet kai priverčia gyvenimas vairuoti automatą, nu tai vairuoji automatą, pripranti ir nėra taip blogai, kaip galvojau. Užstojat man saulę. Neužstokit saulės man. Man reiks šilumos. Blavo, kaip prastoja stiklas. Atsidarius varyt irgi ne variantas. Biškelį prasipučiam. Nežinau, kur išvažiavau. Iš tikrųjų, kodėl aš čia važiuoju. Reikia pažiūrėti kokį nors įdomesnį keliuką gal. Kur akis mato. Taip geriausia gaunas dažniausiai. O kas ten rūkas jau? Jos nelietus. O tik rūkas. Gal reikia lipti čia ant viaduko ir sukti, važiuoti tą pusę, ta prasme, nes nežinau, kas ten yra. Bet galima pažiūrėti, kas ten yra. O užvažiavimas įdomu, pro kur tenai. Kaip vėsu jau! Raikytę su vasarinėm pirštinėm išvariau. Pučia! Pučia! Nu, čia turėtų būti nusukimas dar. Panašu, kad turim jį. Šiauliai, 8. Neįsivaizduoju, kur čia važiuosi. Tiesiog aplink Šiaulius ratelį. Mocas!
Ja, kai išlindo saulytė, tai visai kitas reikalas. Svarbiausia, lietu čia jos nepaimčiau aš čia. Užsidėjau sluoksnį, kuris yra neperšlampamas papačia. Jeigu ką ant viršaus galima dėtis, bet kojas sušalsiu, jeigu bus šlapia. Aš tiesiog apsisuku. Atkaušė! Aš tiesiog apsisuku. Nu, okei. Oi, negaliu, kaip juokasi buvo iš savęs, kodėl aš to nemačiau žemėlapį. Bet žiūrėkit, koks gražus kraštovaizdis. Ar čia tai rūkas kyla, ar dūmai, ar dulkės tiesiog. Oi, plyda, aš grįžtu tą patį kelią. Nu, gerai. O, super. Bet kartais reikia eksperimentuoti, kad sužino dalykus. Filmuojam. Kai visi laksta. Ui. Kaip šiltai rankytėm, įsijungiau šildomos rankenas. Yra nuostabus reikalas. Tiesa, senai bereikėjo naudoti jas. Pavasarį dar Vilniui turbūt buvau įsijungus ir viskas. Jau reikėtų atsinaujinti, nes kaip esu nutrynus rankeną, šitą būtent, o šitas, nu jau biškį ir šitą pasitrynus, bet ne tiek daug, ne tiek smarkiai. Na, tai kur dabar varom? Labai fainiai čia ta saulė šviečia, tai tą pusę kažkaip ir norėjau varyti. Bet galim prasukti kažkur ratelį ir kitur. Iš karto tokio jaukumo suteikia ta saulė. Nors važiuoju visiškai debesis ir atrodo tuoj lietus prasidės. Gal nėra tai blogai. Bet čia toks baisus buvo. Čia gal pusė velnė. Nu, bet tamsu, žodžiu. Tenai saulytė prasišvietė. Ir dabar, kadangi jinai leidžias, tai kai neužstos, bet miestą tiek tos saulės ir matysiu. O centras tamsus. Tamsus centras, be saulytės. Čia va džiaugiamės saulytę fainiai. Kur čia man prasukas. Nenorėčiau ant kokio remonto užpult. O šiaip tai tam. Kaip degalų kainos. Šiandien gavau žinutę, kad Neste yra 7 centai nuolaida. Tai nuo 95 7 centai euras 3. Reiks pažiūrėti, Baltic Petroleum liktai irgi speciali kažkokią kainą šiandienos. Bakadinis, kaip jie vadina. Kažkur reiks užsipilt kuro. O, čia turime žalią rodiklį. Labai gerai. Spėsiu. Ui. Labai gerai. Jeigu bus dar žiemą video, tai jie bus archyviniai. Šį sezoną žiauriai mažai važinėjau. Kai važiavau, stengiausi užsidėti kamerą, bet kartais tiesiog nekalbadieniai. Tai tas vaizdelis turbūt irgi nelabai koks. Nu, bet yra kaip yra. Neprižvėjosiu tų video, jeigu nefilmavai. Kaip mirksėja. Kaip fotikas koks, o ten tiesiog lango atspindys. Kaip saulytė fainiai šviečia. Nu, mane praleisiu. Ui. Skutikas. Čia liktai 70, na. Per mano tamstą stiklą tai žiauriai gerai atrodo. Ta saulytė besileidžianti. Raudonai ir dažo medžius ir visa kita. Bet realiai tai turbūt filtrą reikia uždėti kažkokią ant video, kad taip gerai matytus viskas. Žiūrėtus, nematytus. Nu, apie litą. Važiuojam. Kepinu rankas. Biški gal per karštą, bet šildaus visą.
rankų. Žiauriai gerai. Čia kažkuria diena buvo bembas ant šito žiedo išsitaškęs. Tai tokiam kamštį stovėjau, kad iš darbo grįžt. Baisu. Baisu. Nu, davai, bandom ten kažkur važiuot. Neatsimenu, kas ten yra. Bet pabandom. Pažinkime Šiaulius. Su laivu ir moto. Senukai. Čia kažkaip galima prašokti Pramonės gatvę pro senukus. Nes mačiau, kad man važiuojant per aplinkui kažkas greičiau pro čia išvažiavo. O kur dabar, kairėn, dešinėn, tiesiai? Neįsivaizduoju, kur varyti reikia. Gal varom į centrą, pasimalt biškį. O, ten, kur yra dviratis, šiandien tokį dviratį kažkam vežiau. Tai pagalvoju, nu, gal visai krūtas reikalas po miestą parėdėt, pasikrauni savo. Minti nereikia, bet šalmą tai motociklistą užsidėję, tai saugumą turbūt nelabai jaučia važinėjant po Šiaulius. Nu, arba didelio greičių laksta. Visko visaip gali būt. Penktadienis, kas varo alaus gert, kas ant motsos ės, bet aišku, bus kašis dar. Bruklinas. Platforminius batukus užsidėjau, tai motas toks fainas, mažiukas. Labai prideda, čia kokia nežinau, gal iki 3 cm, bet duoda savo. Nu, kiek čia? 38. Brangu. Fainiai saulytė šviečia. O, geras švaros brolių yra tunelinė plovykla čia. Jo visai ir vakarienės norėčiau, gal reikės kokią pardą grįžtant užsukt, kokią maistelę pasiimt. Arba šaut kokį maką, irgi variantas. Važiuojam! Ko jūs taip lėtai velkatės? Kur dabar yra Baltic Petroleum? Ai, šitam, man rodos, yra Basanavičiaus gatvėje. Ašgi kartais pravažiuoju. Pro ten. Varom! Nu! Spauskit! Pasačiukas, vat, kai šoko į priekį. Iki būsą. Kažkas kažkur lekia. Nesuprantu, kur kas. Greitukė šita be sirenų. Tai kas čia kur lekia? O, su sirenom, tik iš priekios nesimato. Taip gali būt. Ai va, parvaro gaisrinį net. Oho, kas čia vyksta? Policija, gaisrinė. Dega kažkas? Oi. Įvykis su Kūrybiškelius čia. Čia gal uždarys mums reismą. Ką jie ten daro? Autobusas dega? Kas čia vyksta? Privažiavo autobusas gal ką? Partrenkė autobusas ką? Kas čia daros? Nuolaužas rankas. O kam to gaisrinė? Velniai žino. Velniai žino, kas čia buvo. Paroda, kažkokia vyksta. Kaip man tamsu, jau šito tamsintų, kai saulė nešviečia. Nu, kai nesiseka ant žalių. Sukam pro centriuką. Įsijungia ir čia raudona. Galėjau dar prašokti, bet nežinau, kas ten daros už autobusą. Kai gražiai. Nežinau, biškai už to jaučiu.
Gražiai saulytė šviečia. Manęs neužgrėbs gal šitas autobusas. Ne, tilpai, gerai. Sezono uždarimuose jokiuose nedalyvavau. Prieita, man rodos, savaitgalį vyko uždarimas. Ar šį vyks? Ne, šį savaitgalį yra uždarimas visur. Rytoj. Sakau, nedalyvavau. Nedalyvausiu. Nes neturiu aš čia savo jokios hebros. Kiek žinau, tik tai klubai rengia. Tai man visiškai ne į temą klubai. Ohoj, kaip ten saulė fainiai šviečia. Kur Šiaulių motociklininkai daro fotkės gražias? Nes aš matau, kad čia pilna visur kamerų. Tai prie Šiaulių šviečia turbūt negalima prisivaryti. Moca, prie geležinės lapės negalima. Kur fotkinasi, kur gražias fotkės darosi, kad atspindėt miestą. O, kaip čia gražiai. Neblogai. O, reikia čia greitai apsisukti. Kažkas vėl vyksta. Partrenkė ką nors. What the fuck? Aš ką tik čia važiavau. Nieko nemačiau. Kas vyksta? Ar čia gatvę uždarė visą? Čia panašu visą gatvę uždarė, eikti savo. Ten matomai kažkas rimto nutiko, kad taip reikėjo uždaryti. Čia pasidarykim fotkę. Nes žiauriai gerai atrodo. Dar biškį toliau gal. Jo, kaip paveiksliukas. Nu, nebemoku net kvadloko uždėti. Jo, ten uždarė visą gatvę panašu. Bus įdomu, kas ten nutiko. Matomai bus autobusas, ką partrenkęs. Ui. Su avariniais išvarau. O, koks džipas. Kokia karieta. Paauglio karieta. Ir šiaip gerai atrodo tas. Be posūkio. Kam tas posūkis? Pirmą kartą Šiauliuose, kai buvau su mocu, aš buvau pasiparkavus va čia kažkur ir ėjau į infocentrą kažkur čia pirkti magnetuką ir man va šitą arką asocijuojasi su Šiauliais. Būtent šita vieta. Ne kas nors kitas, ne geležinė lapė, niekas. O šita vieta. Šiauliuose labai daug ant sienų yra piešinių visur. Sakykime, vienas iš jų. Ar turite rekomendacijų šalmam? Kvadratiniai galvai. Šiaip tai matuočiaus viską, bet noriu ganėtinai tylaus šalmo, bet blemba 600 mokėtų šalmo gal biškai per daug. Tai nežinau. Oi, dega rankos mano. Kai saulytė fainiai. Gerai, kad nepabijojau išvaryti. Nesakau, taip apsiniaukė, tai baisu buvo. O, kokių senų trobų. Vidury centro Šiaulių. Vau. Bakūžės visiškai. Kur nuvarom? Ką nuveikiam? Čia yra stadionas. Būtų smagu kada nuvaryt fulę pažiūrėt. Bet tam dar neprisirašiu kažkaip tais reik kompanijos. Aš nesu futbolo mėgėja, dėl to ir neprisirašiu, bet jeigu būtų kompanija, su kuo varyt fulę pažiūrėt, būtų įdomu pajausti visą sirgalių atmosferą ir panašiai. Aišku, tokia sirgalių atmosfera, kol galvų nedaužo nieks. Čia, man rodos, fotikas yra kažkur. Reikia neužlėkt.
Nieko gražaus šitoje Šiaulių pusėje. Nežinau. Dėl to neįsivaizduoju, kodėl čia važiuoju. Bet jaučiu, reiks sustot Norfoj, nusipirkt ko nors skanaus. Kur nors dar pagaudyti kokią fotkę gal. Bet blemba žali dar visi medžiai, nieko gero. Nieko gero neprisgalvosi čia. Toliau liktai gumbinės Norfa. O, čia aišku fainiai ta saulė leidžias. Į pievas kokias įlyst būtų geras vaizdas. Bet jau reikėtų kažkur į laukus varyti visiškai. O to daryti aš neplanuoju. Koks dangtis negeras. Bilda. Ui, kur nors gal yra nuo šaliau gražiau pasistatyti. O, čia grinai man vieta. Aišku, biški nušikta. Biški čia saulės nebėra, bet dangus gražus iš taip. Tiks. Bet traukinys čia. Galvoju, kas čia taip pyps. Čia matysis gal dar kažkur. Ar turbūt ne, jis toliau kažkur varo. Ten dar biški matosi, čia pranyksta. Ar matosi? Va, matosi, geras. Ten kažkur važiuojasi. O, biški dar pasimatė. Gaila, kai medžiai užstoja saulę. Jau viskas, saulė leidžias. Reiks namo. Namuliau. Na, dar vieną fotkę. Kiek greitai sutemo. Vaisa. Nu, nėra dar tamsu, bet mano tamsintų stiklų, tai belekas tams atrodo. Biškai apsipirko, ką tik ėjau ieškot. Galvojau, kad pamečiau mikrofą. Pasirodo tiesiog po pamušalų šalmai įkrito. Žodžiu, laikas garažan, man rodo. Ir ką šių žiūrėt. Nieko čia nepasivažinėjau normaliai. Taip, gal vaizdą vis dėlto turėkim pokim, nes policija kažkaip ten siautėja biškį. Bet gal ten tikrai palindo, gal ką pervažiavo tas autobusas. Nes gaisrinė kviest kam? Jaučiu, kad bus kas nors papašė blemba po tą autiką. Žiauru. Nu, biškelį reikia šilumos rankytėm. Bai. Ačiū. Ačiū. Oi, kaip tamsu. Bet reiks pakentėt biškelį, nes pučia šalta. Galima pro čia prašok, bus greičiau ir čia, kiek matau, apšviesta vos negeriau negu pagrindinė gatvė. Čia gulinčių nemažai yra ir šiaip duobėtas kelias. Brrr, kaip šalta! Saulė nusileido ir viskas. Nu, ką tu čia darai? Ai, gulintis. Dar vienas bus maros. Kaip aš noriu miego. Žiauriai anksti keliuosi. Ir savaitgalį irgi neišsimiegu, blemba, nes esu įpratus visados anksti keltis. Tai bus matyt. Ryt šeštadienis ir pavyks man pamiegoti ilgiau biškelį. Būtų super iki 8 kokių pamiegoti, čia man jau wow. Nes šiaip dažniausiai tai 5, pusė 6, gyva. Ar su žadintuvu, ar paprastai, bet gyva. Tai einas čia biškį reikėtų išsimiegoti. Jo, varau greitai garažan, nors šalta. Nepagalvojau, gi turiu aš ir šiltas kelnes atsivežus. Turiu šiltas pirštinės, ne vieną porą. Bet ne, vasarinių vaibukų varau. O, koks gražus dangus.
Nice. Varom į degantį dangų. Wow. Veidrodėlį nusisukau savo filmavimo ir pamiršau atsisukti atgal. Varna. Oi, kaip nieko nematau. Nu va, kažkas geresnė, bet nelabai dar gerai. Žiauriai gerai tas malūnas raudonam dangui atrodo. Kažkas muzikos gerai klausos. Jo, geras vaizdelis. Čia yra fotikas prieš akis. Tik neužsilėkti ir pasimėgaut. Nors lemba iš toli geriau atrodė šitas malūnėlis. Jo. Dabar per daug apniukę. Žiauriai rankos šąla. Šiaip tai nieko būtų visai storai striukę su čia viršų apsirengus, bet rankytės šąla žiauriai. Nespėjo dar rankenos įšilti normaliai. Šitos sodinukės yra skylėtos. Vėdinimas toks vasarai labai geras, bet tokį rudenėlį vėsų jau nelabai. Reiks stot prie maškės išsikrauti už kartą visą mantą. Ui. Dėdė, kiek tų kartų bus iš šito sezono nors vienas video dar tikrai. Adios.